paskutinis uždavinys. Štai, šio medžio aukštį mes matome iš taško O 30 laipsnių kampu. Viršūnę matome. Ir reikia apskaičiuoti kampo, kuriuo iš šio taško matoma dvigubai didesnio medžio viršūnė tangentą. Tai yra štai šito kampo tangentą. Aš tą kampą pažymiu alfa. Dvigubai aukštesnis medis. Pažymėkime šito medžio aukštį, tarkim, x. Tada šitas bus dvigubai aukštesnis, bus 2x. Na ir uždavinys tikrai nėra labai sudėtingas, todėl kad čia yra 30 laipsnių, labai gražus kampas. Statinis prieš 30 laipsnių lygus pusiai įžambinės, reiškia OC bus 2x. Taigi, susirašom. BC mes pažymim x, OC bus 2x, statinio prieš 30 laipsnių kampo savybė. Tada galim apskaičiuoti OB pagal Pitagoro teoremą. OB kvadratu lygu bus 2x kvadratu iš įžambinės kvadrato atimu statinio kvadratą, atimu x kvadratu. 4x kvadratu minus x kvadratu yra 3x kvadratu. Ir tada OB bus, trauksime šaknį iš 3x kvadratu, iš x kvadrato galime ištraukti, pas mus x tikrai teigiamas. Ir paprasčiausiai, o trejetukas lieka po šaknimi. Tai dabar čia žinau, kad yra x šaknis iš 3, bet tada AO irgi yra x šaknis iš 3, nes šios dvi atkarpos yra lygios. Ir viskas, ir kampo tangentas, tai yra statinio prieš tą kampą AD ir statinio prie to kampo AO santykis. Tai būtų 2x padalinta iš x šaknis iš 3. Gaunu x-iukai susiprastina 2 padalinta iš šaknies iš 3. Galima palikti taip, jei norim gražesnio atsakymo, ir viršų ir apačią dauginam iš šaknies iš 3 ir gaunam 2 šaknis iš 3 dalinta iš 3. Štai toks yra šio kampo tangentas. Uždavinys išspręstas.